Greitas paleidimas, išpakavimas. Sveikiname visus mūsų kanalo lankytojus. Šis vaizdo įrašas yra vadovas, kaip greitai ir be vargo įdiegti Larnitec sistemą. Konfiguracija bus atliekama parodomojo lagamino pagalba. Mokomąjį rinkinį sudaro parodomasis lagaminas ir dėžutė su keliais papildomais priedais. Dėžutėje yra maitinimo blokas su USB-C jungtimi palaikantis Power Delivery technologiją, išorinė baterija su ekranu ir C-tipo jungtimi, kuriuos galima naudoti parodomojo lagamino maitinimui. C-tipo kabelis su energijos suvartojimo indikatoriumi. 2 CAN bus kabeliai. Demonstracinė plokštė su B2V LC02 moduliu, prie kurio prijungtos 2 LED lemputės, 4 mygtukai su foniniu apšvietimu ir temperatūros jutiklis. Demonstracinį lagaminą sudaro šie elementai. Metaforsa 2 modulis. Metaforsa 2 turi 10 rėlinių kanalų su prie jų prijungtomis LED lemputėmis, rodančiomis jų esamą būseną. 4 reguliuojamo ryškumo kanalai, prie kurių prijungtos reguliuojamo ryškumo LED lemputės. 24 įvesties kanalai, prie kurių prijungti 6 mygtukai ir 4 jungikliai, siekiant imituoti įvairius jutiklius. Temperatūros jutiklių įvesties kanalai, prie kurių prijungtas vienas jutiklis. CAN bus papildomiems įrenginiams prijungti. Prie jo prijungti kiti demonstracinio lagamino moduliai, taip pat 2 jungtis išoriniams įrenginiams prijungti. D2VIO modulis. Šis modulis turi 14 universalių įvesties išvesties kanalų, prie kurių prijungti šie elementai. 4 kanalų RGB2V juosta prijungta per AMP5V4 srovės stiprintuvą. Temperatūros jutiklis ir 2 mygtukai su foniniu apšvietimu. MediaPoint FE-MP su 2 garsiakalbiais, 6 viename C2V CO2 jutiklis, kuris matuoja judesio lygį, apšvietimą, temperatūrą, drėgmę, CO2 kiekį ir kuris turi infraraudonųjų spindulių siųstuvą. 4 colių jutiklis skydelis LCP4, kuriame gali būti rodoma įprasta sąsaja arba sieniniams skydeliams pritaikyta sąsaja. Lagamino viduje yra mygtukinis valdymo modulis B2V S2V24, prie kurio prijungta 6 mygtukų 24 V jung klaviatūra. Ir Wi-Fi maršrutizatorius, kurį galima prijungti prie interneto per Ethernet prievadą priekinėme korpuso skydelyje arba per turimą Wi-Fi tinklą. Maitinimui tiekti yra C-tipo jungtis, esanti priekinėme skydelyje. Visa demonstracinėme lagamine sumontuota įranga maitinama 20 V, o tai yra visiškai saugu vartotojui. Prijunkite maitinimo kabelį ir Ethernet kabelį. Jei neturite galimybės prisijungti prie Ethernet, vėliau šiame vaizdo įraše parodysime, kaip prijungti integruotą maršrutizatorių prie Wi-Fi tinklo. Norint tęsti darbą, į išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį reikia įdiegti Larnitec programėlę. Tiesiog nuskaitykite pirmąjį QR kodą nuo lagamino viršaus. Jei įdiegus ir paleidus programėlę ryšys savaime neužsimezga, mobiliojo įrenginio pagalba turėsite prisijungti prie Wi-Fi tinklo Larnitec Case 5G. Tada paleiskite programą ir nuskaitykite pirmąjį QR kodą skiltyje ryšiai. Jei parodomasis rinkinys neprijungtas prie interneto, gali tekti išjungti duomenų perdavimą mobiliajame įrenginyje. Pagrindinėme programos ekrane yra keli pagrindiniai elementai. Viršutinėme kairiajame kampe yra meniu srities pasirinkimas. Tiesiog spustelėkite vieną iš galimų sričių, kad galėtumėte ją valdyti. Toliau yra piktogramos, leidžiančios pasirinkti vykdiklius, jutiklius, klimato sistemą, multimediją, nuotolinio valdymo pultus ir kameras. Dešiniajame kampe yra papildoma meniu piktograma. Piktogramos viduje taip pat galite matyti dabartinio ryšio būseną. Vykdiklių įjungimas ir išjungimas atliekamas paprastu spustelėjimu. Norėdami pakeisti apšvietimo lygį, šviesų spalvą ar uždangų padėtį, spustelėkite 2 kart. Norėdami peržiūrėti šio vykdiklio arba jutiklio būsenos istoriją, paspauskite ir palaikykite piktogramą 1 sekundę. Trumpai paspaudus fizinius skydelio mygtukus, šviesa įjungiama arba išjungiama. Norėdami pakeisti šviesos ryškumą, paspauskite ir palaikykite mygtuką. Norėdami parodyti Plug and Play funkciją, konfiguracijos srityje atidarome vykdiklius ir prijungiame modulį prie CAN bus. Sistema savaime aptinka naują modulį ir prideda jį prie srities konfiguraciją, kur galime akimirksniu valdyti naują modulį.
Dabar galime nustatyti šiuos vykdiklius. Norėdami tai padaryti, įeikite į papildomą meniu ir įjunkite redagavimo režimą, paspausdami atitinkamą piktogramą. Dabar esame redagavimo režime, apie ką galime spręsti iš atitinkamo pranešimo viršutinėje ekrano dalyje. Šiame režime paspaudę ir palaikę piktogramą, galime perkelti ją tarp kitų elementų ir patalpinti į kitą vietą, įvesdami ją į srities pasirinkimo meniu ir pasirinkdami reikiamą sritį. Ilgai paspaudus elementą, paleidžiamas meniu, kuriame nustatome esamą elementą. Skiltyje Bendra galime pakeisti elemento pavadinimą, priskirti jam balso komandą, pakeisti piktogramą arba įtraukti elementą į mėgstamiausius. Skiltyje Automatinis keliais spustelėjimais galime įjungti automatizavimą ir nustatyti jo parametrus. Skiltyje Tvarkaraštis galite nustatyti tvarkaraštį, kada tam tikras elementas įsijungs arba išsijungs, taip pat pagal saulėlydžio ir saulėtekio laiką. Skiltyje Jungikliai galite susieti mygtuką, kuriuo valdysite vykdiklį. Norėdami tai padaryti, paspaudžiame mygtuką, kurį reikia susieti. Sistema jį parodo, po to paspaudžiame susieti ir išsaugome pakeitimus. Dabar šis mygtukas valdo vykdiklį. Skirtuke Jungikliai taip pat yra papildomų mygtukų nustatymo parinkčių. Pavyzdžiui, galime užprogramuoti vykdiklį valdyti dvigubų ar trigubų mygtuko paspaudimu, taip pat nustatyti jo atliekamą veiksmą. Pavyzdžiui, tik įjungti arba tik išjungti vykdiklį. Tokiu atveju nustatome mygtuką taip, kad jis atliktų šiuos veiksmus. Vienu spustelėjimu lemputė bus perjungta, dvigubų spustelėjimų įjungta, o trigubų išjungta. Tokiu būdu vienas mygtukas gali atlikti iki 5 skirtingų veiksmų. Taip pat nustatykime pagrindinį vykdiklio įjungimo arba išjungimo automatizavimą judesio jutiklio pagalba. Parinktimi automatinis laikotarpis nustatomas laikas, kuriam išjungiamas automatizavimas po to, kai vykdiklis valdomas rankiniu būdu. Siekdami pademonstruoti nustatysime, kad jis lygus 0. Tada įjungsime automatizavimą, kad šis įjungtų vykdiklį aptikus judesį. Pasirenkame judesio jutiklį ir judesio lygį. Taip pat galime pasirinkti šviesos jutiklį ir jo parametrus. Dabar suaktyvinsime vykdiklio išjungimą, jei nėra judesio. Pasirenkame tą patį jutiklį, nustatome žemesnę ribą ir minimalų laiką. Išsaugome pakeitimus. Papildoma A piktograma bus pridėta prie vykdiklio piktogramos, o tai reiškia, kad jai buvo nustatytas automatinio veikimo režimas. Dabar lemputė bus įjungta, kai aptinkamas judesys ir akimirksniu išsijungs, kai judesys nebus aptiktas. Sukurkime šviesos schemą. Tam turime pasirinkti atitinkamą papildomą meniu elementą. Suteikite šviesos schemai pavadinimą. Skirtuke Būsena ilgų paspaudimų pridėkite į šviesos schemą norimas naudoti šviesas ir nustatykite jų būseną. Skirtukai Automatinis, Tvarkaraštis, Perjungti yra vienodi visiems vykdikliams. Išsaugome pakeitimus ir galime iš karto naudoti naujai sukurtą šviesos schemą. Kai esate redagavimo režime, papildomame meniu yra piktograma Konfigūracija. Čia skirtuke Struktūra matome visas sritis. Galime kurti naujas, pervadinti jas ir perkelti elementus. Skirtuke Mikrotik galite matyti dabartinius maršrutizatoriaus parametrus, kuriuos taip pat galite prijungti prie vietinio Wi-Fi tinklo. Norėdami tai padaryti, įeikite į Wi-Fi submeniu, spustelėkite dvigubą VLAN 1 sąsajos konfigūraciją, po to pasirinkite stoties režimą, iš galimų tinklų sąrašo pasirinkite Wi-Fi tinklą ir įveskite prisijungimo slaptažodį. Skirtuke Atsarginės kopijos galite peržiūrėti išsaugotų konfigūracijų, kurias prireikus galima atkurti sąrašą. Norint gauti debesies prieigą prie įrenginio, jums nereikia jokių papildomų nustatymų. Programa aptinka, kad jūsų vietiniame tinkle nėra sistemos ir automatiškai užmezga ryšį per debesį. Dėkojame, kad žiūrėjote šią mokomąją medžiagą. Jei turite klausimų ar reikia papildomos pagalbos, nedvejodami kreipkitės į mūsų techninės pagalbos komandą.
Iki pasimatymo kituose epizoduose.